man jaučiu vienas nemėgiamiausių dalykų yra tas va kuitimas, tas, kur tu nebesupranti, kur tavo daiktai. Aš taip mėgstu tvarką, kad man čia tas bardakas tiesiog stresą kėlė. Žiaurų stresą kelia. 10 kartų pametu tą pirštinės va čia kur nors įkišta. Ir tas kelia, kad niekada nežinai, ką palikti. Nes Taip. visą laiką turi rinktis, kad palikti mažiau. Dėsime šitą į... Dėsimės, aš. Va, žiūrėk, be kepurės tinka. Nelabai. Nelabai. Tau pameluot ar pasakyti teisybę? Nežinau. Aš va, galvoju, kad aš neimsiu kelnių, žinok, termo. Ką man tas šiltas termo kelnių? Tokios va šiltas. Žiūrėk, vagėlis turiu. Pastavysiu šipausiu. Tai ką žinau, kokių tokių kelnių reikia? Nu tai jeigu prikrausi į kelnes, tai reikia kažką gal įsidėti kitą. Tai iškrausiu, jeigu įkrausiu. Išsipurtis? Jeigu įkrausiu, tai iškrausiu. Gerai, aš dėsiu čia ant tavo dabar. 5 eurų šitas šonas, 10 eurų šitas šonas. Gerai, nepradedam. Įsidėsiu pūką jau kas. Mamaikė. Comes with me. Gerai. O jeigu aš padarysiu, šitai bus protingas, kad viską, ką reikia šitą maišą įsidėsiu. Nu ką, pradedam griauti palapinę. Tada išgriausim stovyklą. Mūsų virtuvės stovyklą. Tada mes kylam šiandien į šturminę stovyklą. Gal gerai. Nu ką, susidėjau kuprinės, žodžiu, palapinė. Buvo atėję rangeriai šiandien į palapinę. Kieti tokie rangeriai ir pranešė, kad viršutiniai stovykloje turim nelaimę. Vienam žmogui prasidėjo plaučių edema. Ir, žodžiu, blogiausia, kad žmogus iš mūsų, kaip ir organizacijos, tai dabar tokioj truputėlį nežinioj, nes ta komanda turi jį kažkaip nugabenti į apačią, šičia į šitą low campą, o paskui ką, rangeriukai, ne? Po to apie jo bando nugabenti čia, tada rangeriai čia turi kažkokią degonės papildomą, kažkokių specialių vaistų, kurie plaučiams ir bandys tada perimti tą gelbėjimo, kaip čia pasakyti, operaciją jo, ir tada perims čia rangeriai ir tada bandys kuo žemiau, kuo greičiau jį nugabenti, kad žmogui viskas būtų kaip ir okei. Dabar kol kas dar sakė pastovi ant kojų, tai tikimės, kad ir pavyks, tai priešingą atveju tikriausiai teks ant virvės leidžiami. Nu, nežinau, ten jiem tikriausiai geriau žinot, kas darosi viršuje, bet daro viską, kad žmogų išgelbėt. Tai o mes kol kas, nu ką... Mes galim rangerius prarasti, aišku, kas irgi liečia. Kol kas, manau, mums neįtakos, oras gerus praneša, planas lipti šiandien į viršų, toli nežiūrim. Ir to ilsimės. Jo. O šeštadienį mes lipom į viršų. Toks planas pagal šiandienos orų prognozę, bet kaip bus, tai bus. Daiktus susidėjom, kraunamės, važiuojam. Gera nuotaika, jo varo, iš tikrųjų. Ten. Žiauriai gerai, kol kas žiauriai. Norisi greičiau išėjti. Jo, tai kylam. Karas. Tai ne tas kaip tai. Čia visos katės. Pasilamdė, tokias pasinešuoja. Lastas normaliai.
per gyvenimą matė. Va taip. Čiukšt. Na. Antra. Apledėja. Laikas eit. Pusę metų nebuvau užsidėjęs, ačiū. Matau, kad nemoku dėtis. Nepradedu. Va. Aha. Spaudimo jauti? Nekiek nejaučiu jokio spaudimo. Užsimerkęs galėčiau užsidėti. Tik tai, kad pirštai sušalė, kojas nesilanksto. Labiausiai man nepatinka tos raištukus raišė, žinai. Tai per trumpas, tai per ilgas. Po to atsilaisina, prisiminsi, nosį nesumuši. Žinai. Awesome. Viena katė yra. Okay, you got a bag. In this hole, but remember exactly where you put it. I would definitely not want you to take yours. Or it's in your duff bag. Mine is right here in my big bag. We're gonna bury this hole. So once you have your crampons ready, get a shovel and start burying it. Nu, nunešiu tą savo. Pū. Rudi. Reikia paslėpti kakutinės į viršų nesinešiu. Kaip ir būtų nelogiška. Man atrodo, kad tas keleivis arba eitų pergalę švęsti, kai karas jau būtų baigtas, nes kol jisai pasiruošė, tai būtų viskas praėję. Biškį vėluoja, ne? Nesu dar matęs. Aš suprasiu, jeigu tai būtų žmogus, tai kada lieka nedarė. Nu ką, išeinam. Susuk Nerijau, pamusiko, parodė, paskui pranugaris. Kaip jau, kiborgas. Jo, kuprinės labai sunkės. Mane pastatė kaip inkarą į galą. Nežinau, ar kaip inkarą, ar kaip sunkiausia, ar nežinau. Kai numesi svorę, galėsi perėti į šitą poziciją. Jo, žodžiu, stabdysiu visas ilgas tas gris. Na ir ką, išeinam, kuprinės nežmoniškai sunkės, vos painam, bet kažkaip teks eiti šalą, vėjas pučia. Spėjau, kad ten viršui bus labai šalta. Išeinam sniegas purus, eina viršūnė. Oho, kaip iš tikrųjų. Tokia labai ilga diena. Kuprinės beprotiškai sunkios. Reikia užlįsti čia į tą kalną. Čia atrodo nieko, bet kai žmonės matai vos viršuje kaip mažus žmogeliukus, tai supranti, kad labai aukštai reiks lįsti ir labai ilgai. Paliekam pirmąją stovyklą laukiam. Šiandien baisiai šalta, jau ne vieną dieną nebuvo taip šalta. Užsidėjau ir šiltesnės pirštinės. Tai manau viršui, kai palypsim, kai vėjas pakils, tai bus raganosis. Kol kas judam, tikėkime, viskas bus gerai. Nu, pasiruošęs? Ne. Gal biškės, ateik biškėčiau, pažiūrėk savo į akinius. Kaip ta tu nežiūrėk. Gerai gal, ne? Turės, kad dangaus nežiūrėčiau. Šičia. Šukšt. Šičia. Gerai. Ready? Put it? Hex on. We're gonna let Nu, Neriuk, kaip savijauta? Yeah! Lengvas pasivaikščiojimas debesyse. Mano namai. Oras pasaka, savijauta pasaka. Šlubuojam abiem kojom viršų.
galvoju, mane čia paleisto, aš poros valandų jau stovyklą. Užbėgčiau ir aš gerai jaučiuosi. Kažkaip taip nuotaika pakyla, kai pagaliau pradėjom kopti. Ta kuprinė vienodai šviečia, sunkiai viskas vienodai šviečia. Jau per daug užsimalėm tose stovyklose. Tokiam kaip bum brėžiam reikia veiksmo. Jo, cool. Love that mask. It's pretty legit. Congratulations. Thanks, man. How are you? Good. I'm back on. I'm back on. You can just come all the way down. Just come all the way down there. What's that? Just come all the way down. Okay. Got it. Keep going. Thanks, man. Appreciate it. Have fun. Hey, Cranford. Good to see you, man. Garrett, are you going to be in food Thank you. Hi, Garrett. Nice to meet you. Hey, good luck. Yeah. Dabar jaučiuosi laimingas. Dabar jaučiuosi kalnuose. Taip ilgai laukiu šitą. Čia ledo plyšys, a ne? Ten stovykla. Prisikabinai? Jung savo. Jung kamerytę. No, go. Yeah. Keep going. Kaip jaučiamės? Gerai.
Jau gražiai ir gražiai. Ten graži ta jūra, ne? Atrodo kaip jūra, iš tikrųjų, čia debesis. Atrodo, kad neaišku kas. Sniegas susimaišo su debesim. Nesuprasti, kur sniegas, kur debesis. Toks... Tokia bekraštė. Bekraštė, baltuma, aha. Spūdinga. Ten pažiūrėk ledynas. Aha. Wow. Hey, man. Good, how are you, man? Good. Poilsio stotelė. Ką? Numiro. Jo. Nežinau kas. Baterija. O, dabar biškai ramybės, ne? Čia man nesakyk, kad ramybės. Ne, aš noriu išimti. Labai ramus esu. Spūdingi vaizdai. Gana lengvai. Pasiekėm šūvinę stovyklą. Be didelių problemų. Thank you, Benny. Good job, everyone. Okay, All right. I didn't want to say this until we're here, but in my opinion, this day is much harder than the summit day. So you should be really psyched because you're going to make it to the top if you made it here with your heavy backpack. So good work. Yeah. What's our total time? 6 hours and 59 minutes, so almost on the dot. That's great. Okay, unclip. I feel good. These are our 4 tents here. Okay. I'm probably gonna donate one tent to another team who's like showing up late and struggling. Okay. So we're gonna use 3 tents. So you got your same Hey, tent mate. We have Can we take others? These four right here. 4 people. What's that? Po vieną mes. Jeigu jie dviese. No, we're gonna use 3 of these tents. So 2 people to a tent. Okay. And then I'll use one. So why don't you guys grab, I guess these 2. Can we take this one? Last one, guys? Yeah, sure. Okay. Go for it. Enjoy. These are nice because they're really close to the bathroom. Yeah, I know that. I just take a look. Why did you say that? It's my secret. Can we get So that one? nice. I'll be in this tent here. Look Okay, how lucky we got. Now the sun's out. so nice. That's sick. I was climbing all the day with a smile on my face, huh? Oh yeah? Nice, man. Nice. I enjoy it. You know, it's not easy for us to go slowly because my backpack is very Very sorry. heavy, but I understand you, I know that. I know how it is. So nice over there. Big job! Yeah, 1 minute. Let's take a look. Tai taip atrodo įspūdingai.
Savijauta labai gera. Pala, kažką čia pasidirbu sakiniais. Vakar pasistatė mano palapinė, čia mūsų virtuvė. Nu, pažiūrėsim, kas gero prie skardžio. O, wow. Tai yra Antarktidos grožis. O šiaip iš principo horizontas susilieja ir atrodo kaip debesų krūva, bet iš tikrųjų balta, visur stiego dykinė. Tai žiūrėsim, tikiuosi rytoj pavyks pasiekti viršūnę. Ir leisimės tada, jeigu sėkmingai pasiekėm viršūnę, pamiegam vieną naktį, pasilsim ir leidžiamės iki low camp, tada iškart iki bazinės stovyklos ir ten bandysim skristi tada jau su tuo mažu lėktuvėliu atgal į Union Glacier. Taip, papadėjau. Žiūrėk. Okay. Nedaryk staigų judesių. Pagaliau atėjom. Kiek čia mes užtrukom? Ne tik atėjom, palapinę pastatė maistą. Jo. Pažiūrės, paskui nori botus nusimt, nes prakaituoja kojytę biškį. Aha. Sušalta kojytę. Kojas traukia. Jisai pompą atsivežė. Ką? Mūsų tas džiuvėsis atsivežė pompą. Kompiuteris? Pompa. Pompa? Kieno pompa? Penio?
Ar kojai, kad raumenų daugiau būtų? Kilimėlio pompais. Tai įsivaizduoju, kad jisai ten prisidėjęs gal pusę ko nereikia. Aš galvoju, gal kojas užsipupuos raumenų, kad galėtų paeiti tokį žmogų. Gal jam čia jau geriau likti valgį daryti. Ką išmokote, jeigu tą ir naudoja? Turistas. O, kaip gerai išlysti iš tų visų maskaradų tų ant galvos. Galva nešintus karėdžią. Kažkaip labai gera diena buvo. Man patiko. Ir pasiekėm, ir paburbėjom kaip senos bambėklės. Viską buvo, šiaip labai gražu. Gerai. Nu, žinai, čia toks dalykas, kad kai tu, tos sąlygos, kai tu stovi ant iš tokio šlaito ir tai normalu būtų, kad būtume ne žmonės, jeigu ten visą laiką įsišėpė ir nebūtų emocijų bangų. Tai kartais linksma, kartais nervas ima, kad kažkas grybą pjauna. Taip turi būti. Ko tu man nesakai, kad aš kepurę atvirkščiai užsidėjau? Aš tik savo sakiau. Kai čia užlipau. Aš tik galvoju, čia kaip ir tu statėm. Kaip žintas indeniukas. Įsivaizduoju, kad plūks indienos stovi. Su antena. Sakai, paskui pasitvarkysiu. Pasitvarkiai. Ne į parodą atvažiavau. Gerai. Batus reiktų nusimti. Kaip bus gera kojytėm. Vis dėlto mano klausimas buvo protingas. Koks? Dėl šitų. Kad reikia juos pasimti. Aš mieliau būčiau vienas ėjęs. Na jo. Vienam gal žinai. Gerai ir vienam, aišku. Labai gerai. Gal geriau vienam negu. Labai gerai. Būčiau kaip fanas. Dabar einu ir nesuprantu, kas ant darosi. Kas čia vyksta su mano kojom? Kai garvai. Biški užkaitęs, sako, pa šiltukus įsidėkė Antarktidą. Aha. Va, kokie pa šiltukai. Negaliu skūstis ir aš šiandien. Nesidėjau, nesidėsiu. Baisu net nusimti. Nu jo, tai kvapas. Garuoja. Nieką pastatysim į kampą, galės stovėti. Nimso komanda atėjo, manau. Paskas, Vilkas. Kad ne, dar vieną alę komandą iš paskos. Mačiau, kad kažkas dar ateina. Dvi alę komandas ir ten tali buvo keistų su komanda. Nelabai stipri. Šaunuoliai. Nelaikas esmė, per kiek ateini, žinai. Gausiai ateini. Bet gerai, kad mes taigi atvarėm, jau palapinės pasistatėm, viską, hop. Dabar valgyt noriu. Maistą nenunešėm, ne? Randu savo. Koinės persvyti. Aš duosiu iš lėto biškį atvėsti kojytėm. Po to kuprinę pasiimsiu. Tada ir... Jis vėl apie tą pompą kalba. Aš tau sakiau. Ar aš tau nesakiau? Jis atsivežė pompą. Kam pūsti burną kilimėlį, jeigu yra pompa? Iš tikrųjų, iš mano. Ne, nu logiška, tavas geras daiktas, aš nieko nesakau. Tai bėda ta, kad jo daiktas reikia nešti tą pompą mum. Mane jis pats jas užsineša, čia bėda. Tai va, kad... Galėtų prisidėti nors ir nežinau, matrasą ar skaduškę ir, kas prašau, už lietuvišką žodį kokį nors. Ištiesėme lovą, bet jeigu pats ir nešas. Eisiu bent kokį ačiū išpešiu. Iš jo, kad daiktus nešiau. Tu šiandien užnešė jo Starlinko... Didžiulį tą powerbank. Kilogramą. Gerai. Manęs jis nežūdau, žinai, bet... Ne, tik viskas gerai, mes pasiekėm. Reikia mokėti pasijoks.
Gerai, nežinau, ką čia darau, reikia tempti tą kuprinę vidui. Nieko kitaip nebus. Aš viską išsitraukiau. Davai, atsigerkim biškį. Čia nebegerai. Turi vandens? Turiu. Aš dar šiltas man. Turiu šiltą. Šitas biškį išleisiu, kad nenužudytų čia. Gali man išvystėl tenai į tą galą. O, Jezus. Kaip draugiškai. Gerai, kad įsvetimo palapinė. Tik paprašyk. 2 kartus prašyti nereikia. Prasipūsk ir trimo tą. Nes sušaus tavo, tas man reikia tą patį padaryti. O su kuo prasipūsti, paprašyti Urna. pompos? Pompas paprašyti. Reikia paprašyti pompas. Iš čia vaikščiai. Prater, Yeah. can you bring our food to the kitchen? Which our food? Where is it? Here? It's in the backpack. No, mine is here, yeah. Mine is all in the backpack. I will do. Oh, I can see the battery pack as well. Can I take that too? Yeah, you can take batteries here. Where is the other food? But don't switch on Starlink Oh, no, now. not quite yet. No, I Later, want to charge okay? it first. Okay, nice. I will bring the second food. Okay, fine. I charged already. On my back. Žodžiu, jam lik nieko nebuvę. Vyriukas. Gyvas. 10-15 minutes. Kai reikia eiti, nepaeina, kai ateina stovyklas, stebuklingai dingsta visi požymiai. O, jisai tikrai treniruotę gerą praėjo stovyklą. Gerai, aš Nu, kaip dienelė. pagaliau palapiniai. Ilga diena buvo, Ilga. bet labai daug įspūdžių. Šiandien pagaliau, taip kaip jie būtų, pagaliau jau lipom į tikrą kalną. Jo, Ne kažkokias ten nusiminėjom nesąmonėm, o lipom. Virvės, katės, viskas jo, jau priklauso. pajutau tą tikrą lipimą į kalną. Iš tikrųjų, tai visą dieną buvau įsišiepęs, kai lipau. Labai Nes tokie vaizdai, taip malonu buvo, taip lyg gera buvo. Ir oras čia buvo, tikrai pasisekė, nebuvo labai Oi, šalta superinis. kažkaip. Oras buvo superinis, bet čia jau jaučiasi nagučiai šalčio. Oho. Čia jau jaučiasi, čia biški kas ne taip ir viskas užšalo. Dabar esam, kur mes čia dabar esam, žodžiu, šturminiai stovykloj. 3 Mes. kilometrai 700 kažkas turėtų būti, ar ne? Bet kad man rodo daugiau. Nu, netoli 4 km aukštė, bet jausmas tikriausiai kaip daugiau, nes čia. 4-1. Ja, nu, žodžiu. Tai šalta baisiai. Jo, Kol saulė taip nepasislėpus buvo už kalną, tai dar pusę velnė, bet dabar kaip užspaudė, atrodo, net naini tolėta purtais visas. tai dar toks vidinis labai muša, toks vis tiek Bet tai pavargę. visgi ten kažkokias 8 valandas ant krūvio. Kuprinė eina velniop. Nu, kuprinė labai sunkiai Tokia buvo. sunkiai. Daug labai laiko praleidom stovėdami, laukdami eilėje, nes atrodė kaip ir galėjom geresnių tempą, bet ne vieni ant kalno, tai teko dalintis virvė, tai daug jėgų taip išnaudota. Jo, prastovėta tiesiog, su ta kuprinė bereikalinga, bet. Bet buvo progų pasifotografuoti, pasifilmuoti, Tai ką, grįžom, pajuokauti. biškį pavalgėm, pasėdėjom, dar aptarėm planus ir išgeriam dabar visus vitaminus, kokius tik tais turim. Amino rūgštis. Bent jau psichologiškai padės, nežinau, kaip fiziškai. Ir bandysim mėgoti ir to laisvą dieną. Tai rytoj eisim, būsime fotografai į Kipsai, ne? Jo, varysim visur, čia aplink sukuosim ratais, zėliosim ir bandysim nufotografuoti. Aišku, jeigu nebus daug debesų, jeigu bus giedra. Ir debesų, ir čia ne visur prieisim, nes labai pavojingos tokios vietos. Tokie. Bet kiek išeis, tai norim pafotografuoti, nes tai, ką mes matėm, aš suprantu, kad mes neperdausim to jokią formą, bet bent dalelę numesti, tai yra kažkas to. Jo, nu faina būtų, bet tas, sakau, man irgi tas kamavo jausmas, atrodo, tu kaip mažas vaikas lipi ir atrodo, ir čia nufotografuoti, ir čia reikia nufotografuoti, ir čia nufilmuoti, ir toks mėtais, ir vis tiek per kamerą, tu per telefoną neperteiksi tą vaizdą, ką tu matai, tiesiog akis neapripia ir taip gražu ir, nu, kažkas wow. Tiesiog kosmosas, tikrai kosmosas. Šiaip pakankamai stipriai jautėmės, nesam nusibarę nuo koją, atėjom tvirtą koją, taip sakykime, Žiauriai. taip dar palapinę čia pasistatėm, tą, nu, virtuvę mūsų vadinamą.
Žiauriai, tikrai, ta prasme tiek yra jėgos. Truputėlį skauna nugarą, bet čia jau senatvės požymiai. Pelena iš užpakalio byra. Bet įvertinus, kad ta prasme, žiūrėk, mes atėjom antra grupė, trečia grupė. Priešais mus 2 žmonės. Du žmonės paskui mus aplenkė dėl mūsų vaikigalio. Dėl džiuvesiuko? Džiuvesiuko, jo. Turim vieną, nepatyrus. Bet šiaip iš principo net ir tokiu tempu einant, tai tikrai galingai viskas čia užsieja. Ja, šiaip gerai. Po mūsų realiai atėjo gal dar kokios 5 grupės. Ten Nimso komandas 2 atrodo, ten taip sunkiai atšliaužė. Labai sunkiai atrodė ir atšalo oras jiems bėrė, nes pasislėpė saulė po debesimis, tai atrodė sunkiai Chebrytė. Tai va, tai žodžiu ką, rytoj laisva diena, dabar bandom išsimėgoti ir pailsėti, ne? Jo, rytoj darysim jums fotoreportažus. Labai patys tikimės dar save nustebinti. Tai va, dabar bandom vėl, net neatėjus tamsai, užsikliuoti akis ir izoliaciją. Bandom prie to priprasti, nes o ką viskas daryti. Bet, blema, turbūt labiausiai nakties pasiilgsiu šitoje ekspedicijai. Anksčiau burokėlius ribos pasiilgdavo, lašinių, duonos. Aš ilgiausiai dabar su buliuom norėčiau. Bet dabar nakties pasiilgsiu tikrai. Šiaip jau, būtų faina taip normaliai išsimėgoti, nes vis tiek tas kažkaip susijaukia, tas bio, kaip čia pasakyti, ritmas kažkaip čia pavadinti. Blema, atsikeli naktį ir nesuprant, kas darosi, šviesų. Prabandi 3 valandas. Pasižiūri 3, jo. Porą valandų pažiūri palapinės lubas, tada užmiegi, paryčiais reikia tada kelti, miego nori. Ne, šitą ilgai nepamiršiu, man atrodo. Dalyko savo gyvenime, kaip atsikeli. Įdomi patirtis. Jo. Ką, gerai, Chebrytė. Gerai, polisio. Saldžių sapnų. Ate.